Sparti prototipų gamyba grindžiama detalės pagaminimu pagal sukurtą 3D CAD modelį. KTU Mechanikos ir mechatronikos fakultete, Gamybos technologijų katedroje, Integruotos gamybos rengimo laboratorijoje turime 3D spausdinimo įrenginį Objet 30. Ši technologija leidžia atspausdinti sudėtingos geometrinės formos detales, kurių matmenys neturi viršyti įrenginio darbo zonos. Darbo esmė – greitas pirminės idėjos realizavimas pasinaudojant sukurtų 3D CAD modelių. Taigi, sparti prototipų gamyba skirta bandomiesiems gaminiams gaminti. Idėjos realizavimas vyksta naudojant 3D CAD modelį. Matome sukurtą automobilio salono ventiliatoriaus prototipą, kuris sudarytas iš dviejų korpusinių detalių – ventiliatoriaus, saulės elemento bei kitos elektronikos. Šioje dalyje apžvelgsime korpusinių detalių gamybą, taikant sparčios prototipų gamybos technologijas. Pirmas gamybos proceso žingsnis – tai 3D modelio konvertavimas į STL failą. SolidWorks modeliavimo programa leidžia keisti STL failo parametrus. Toliau, analogiška veiksmų seka atliekama ir kitai korpusiniai detaliai. Sukurti STL failai turi būti atidaromi programa Objet Studio. Čia STL failai paruošiami spausdinimui. Ši technologija leidžia du paviršiaus padengimus. Vienu atveju atspausdintas prototipo paviršius bus matinis, kitu blizgus. Šiuo atveju bus naudojamas blizgus detalių paviršius. Toliau atliekamas detalių automatinis pastatymas ant įrenginio darbo zonos bei gamybos sąnaudų prognozavimas. Gamybos sąnaudos priklauso nuo detalės gabaritinių matmenų, detalės konfigūracijos bei dydžio Z ašies kryptimi. Šiuo atveju matome, kad gamybos laikas yra 14 valandų 43 minutės, modelio medžiagos sunaudojimas 281 gramas, pagalbinės medžiagos sunaudojimas 256 gramai.
Sekančiame etape paruošti prototipai išsaugomi 3D spausdintuvui reikiamu formatu. Atsidariusioje programoje matome, kaip sluoksniai siunčiami į 3D spausdintuvą. Prisijungus prie 3D spausdintuvo kompiuterio spaudžiame spausdinimo klavišą ir galime stebėti gamybos procesą. Po gamybos proceso vyksta detalių išėmimas nuo darbo zonos. Išėmimo laikas priklauso nuo detalių kiekio ir matmenų. Išėmimui naudojama specialūs prietaisai. Išėmus detalės, darbo platforma nuvaloma ir taip pat nuplaunama specialiu skysčiu. Išimtos iš 3D spausdintuvo detalės plaunamos su slėgta vandens srove plovimo kameroje. Plovimo laikas priklauso nuo detalių dydžio, konfigūracijos ir matmenų. Dažniausiai plovimas trunka nuo 5 minučių smulkioms nesudėtingos konfigūracijos detalėms iki 20 minučių didelėms detalėms sudėtingos konfigūracijos.